Sveiki, su jumis sveikinasi tinklalaidė Greta Edu, kuri jums padeda nepasiklysti ugdymo labirintuose. Ačiū, kad mūsų klausotės, tačiau didžioji dalis jūsų mūsų vis dar neprenumeruojate, tad nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko ir pasekti mūsų socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook, kuriuose rasite daug praktinių patarimų ir informacijos apie vaikų auginimą ir ugdymą. Tai mano mielosios, brangiosios doktorantės, kaip jūs gyvenate ir kaip spėjate į savo rutiną įnešti tą sveiką mitybą? Ar pavyksta subalansuoti mitybą šiomis dienomis? Sveika mityba yra mano gyvenimo pagrindas, todėl turėjau refliuksą, teko lankytis pas gydytojus, nes tikrai seniau prioritavau mokslą, darbus ir maistas buvo paskutinėje vietoje, jau kai turiu laiko, tai tada pavalgau. Na ir vėliau man teko perkratyti visą savo gyvenimą, visą savo mąstymą, susidaryti rutiną ir dabar kiekvieną sekmadienį tvarkingai važiuoti, apsiprekinti, susiplanuoti maistą šios savaitėlės ir iš tikrųjų stengiuosi 2-3 kartus per dieną pati gamintis maistą, kiek įmanoma daugiau šviežių produktų ir neskubėti valgant, pasimėgauti tuo maistu, bet žinoma stresas, mokslai, darbas, tikrai trukdo šitam dalykui, bet man maistas yra labai labai svarbus ir aš žiauriai dievinu gaminti. Aš atsipalaiduoju, aš pamirštu doktorantūrą, visus vargus, viską, išskrendu į kitą planetą, tai man čia yra labai labai svarbus dalykas. Tu mane čia visiškai dabar sugėdinsi, Brigita, nes aš esu vienas iš tų žmonių, kurie valgo, kad gyventų, o negyvena, kad valgytų. Ir man maistas yra, aš prisidengiu to faktu, kad aš esu vegetarė, tai aš apsimetu, aš valgau daug vaisių ir daržovių, tai aš jau tikrai visą laiką sveikai maitinuosiu. Iš tikrųjų, tai yra visiškai netiesa ir čia labai, labai blogai mokta garsiai tokius dalykus, kad kalba. Bet iš tikrųjų tas yra, tai mane labai gelbsti tai, kad aš esu tokioj aplinkoj, kad mano namuose mano draugas, jisai aktyviai labai sportuoja, dėl to jis labai aktyviai žiūri, ką jisai valgo ir taip toliau. Ir aš visada gaunu visokius, pirmiausia, daržovės, tada cukrus. Ir man ten viskas pasakyta, kaip reikia, ką valgyti ir ką daryti. Tai jeigu aš laikausi tų nurodymų, tai tada viskas būna gerai. Bet pati, nors ir dirbu su vaikais ir stengiuosi juos mokyti, to tokio sąmoningo, sveikos gyvensenos valgymo ir taip toliau įpročių, visą tą aš suprantu. Bet tuos dalykus pritaikyti praktikoje ir ypatingai doktorantūros kelio praktikoje darosi labai sudėtinga, nes smegenų maistas, riešutukai, šokoladukai ir visi skaniukai vis tiek mane kaip kokį pirmokėlį vilioja labai gausiai. Aš tikrai kažkaip paantrinčiau galbūt truputį Brigitai, nes aš tai valgau, nes mėgstu valgyti ir galbūt net ir dažnai supainioju valgymą tiesiog su tuo tokiu malonumu pojūčiu, nes man tai jeigu maistas yra neskanus, tai aš tikriausiai po to ir liūdna būsiu, ir nepatenkinta, ir pikta, ir tada man viskas jau bus negerai. Tai man labai svarbu, kad maistas būtų skanus man, nors aš iš tikrųjų mėgstu ir daug daržovių ir vaisių, kadangi mano seneliai yra kilę iš kaimo, tai mes ir aš pati vaikystėje labai daug laiko praleidau kaime, auginant daržovės, jas prižiūrint, tai ta mityba tikrai tokia susiformavo, gan spalvinga, sakyčiau. Bet vis tiek, kaip ir visi, aš irgi truputį paslystu. Ir dažnai pasirenku tą maistą, kur daugiau angliavandenių, cukraus, tokios greitos energijos. Bet kaip iš tikrųjų viską suderinti? Tai šiandien mes pasikalbėsim apie mitybos ypatumus su Aelita Zabulionė, jaunesnėja mokslininkė, kuri dirba su jusline analize ir maisto mikrobiologinė sauga. Taip pat yra mokslo populiarintoja, kuri savo žiniomis dalinasi su verslo atstovais ir visuomenė. Aelita, papasakok, kuo užsiimi, kaip tave gyvenimas atvedė prie mitybos ir pedagogikos. Labas visiems klausytojams, man labai labai smagu čia šiandien dalyvauti. Prie maisto tai mane gyvenimas atvedė labai paprastai. Aš gimiau žmogum, kuris turi maitintis. Toks buvo mūsų pirmas pasimatymas. Ir čia iš tikrųjų istorija yra to pačiu ir labai didelė ir labai paprasta. Aš nuo vaikystės turėjau prastą labai santykį su maistu ir kažkurio momentu, kai man reikėjo rinktis karjerą, žinau, kad aš noriu kažko su chemija ir galvoju, o kodėlgi ne su maistu. Ir man atrodo, kad aplamai daugelis žmonių renkasi karjerą tokią, kad atsakytų jiems rūpimus klausimus. Tai aš atėjau į cheminės technologijos fakultetą prieš labai gražius jau beveik 14-13 metų su klausimu, ką daryti.
ką galima valgyti, ko negalima. Ir mano vienas didžiausių tikslų buvo sugebėti perskaityti bet kurio maisto produkto etiketę, nes man tai atrodė toks kietas gebėjimas ir tokia, nežinau, žinojimo viršūnė, kur tu pasiimi surelį ir sakai, čia tas dažas, tai čia visiškai netinka, o čia tas reiškia tą ir aną. Iškoduot slaptą kalbą. Taip, čia kaip Da Vinčio kodą perskaityti, arba, nežinau, man atrodo, čia kaip magijos šiek tiek dalis yra tame. Tai taip ir pasirinkau savo tą kelią ir maistas iš tikrųjų buvo pats geriausias, gražiausias mano gyvenimo mokytojas, nes leido man ištyrinėti žemiausius dugnus gyvenime ir didžiausius atradimus atrasti, tai taip aš čia ir atsiradau ir galiausiai nusprendžiau, kad bakalauro ir magistro tam nepakanka. Aš iš tikrųjų dievinu tavo Instagram stories, tikrai seku, žiūriu ir komentuoju, parašau pati savo klausimų, nes kas dar neseka, tai būtinai pasiekite Elitą, nes ji iš tikrųjų atkoduoja tas žinutės apie visokius populiarius produktus, kaip jie reklamuojasi, kaip ten jie yra sveiki, kiek ten vitaminų, ko galima valgyti, ko negalima valgyti. Ir aš visą laiką tokia šokiruota pasižiūriu ir grįžtu namo ir savo draugui pasakoju, o tu žinojai, kad čia iš majonezo, tai tu negauni tų vitaminų, geriau nueik į lauką ir pabūk saulėje ir panašiai. Man labai patinka, aš tikrai labai atkoduoju tas žinutės ir tikrai matau tavo tą tokį visuomenininkę, žinai, rolę šviesti visuomenę arba būti tuo viešuoju intelektualu, tai yra ne tik mokslas mokslui, bet mokslas visuomeniai. Ir norėčiau, kad papasakotum, kaip tu būtent save matai kaip mokslininkė, kokia tavo misija kaip mokslininkės ir tuo pačiu kaip pedagogės. Nežinau, kad ir vedi įvairias edukacijas, gal gali truputį apie tai papasakot? Aš pradėsiu iš toliau. Tai aš kai buvau maža, aš labai atsimenu, verandoj su sesė žaisdom 2 žaidimus. Tai jo žaidimas buvo, kad jinai yra mokytoja ir aš turiu daryti namų darbus ir jinai yra dabar mokytoja, tarp kitko viena geresnių visoje Lietuvoje. Ir mano žaidimas buvo tai, kad aš būsiu dainininkė. Ir aš, žodžiu, dainuosiu minioms ir jos manęs klausysis. Kai pradėjau dainuoti, supratau, kad prasta iš manęs dainininkė. Ir einant gyvenimo keliu, aš pastebėjau, kad aš moku informaciją perteikti koncentruotai, bet tuo pačiu dar vis suprantamai. Tai norėjau tai daryti vis geriau ir geriau. Aš norėjau kalbėti žmonėms ir man atrodė, kad jeigu aš kažką atrandu savo profesiniam kely ir aš tuo nepasidalinu, tai yra kažkaip bevertiška, jeigu tai manifestuojas tik mano asmeniniam gyvenime. Ir aš pradėjau kalbėti, pradėjau kurti tinklaraštį, pradėjau vesti mokymus ir tada suvokiau, kad man reikia šiek tiek giliau suprasti apie patį ugdymosi procesą. Kaip informacija aplamai iš to, ką tu išgirsti, manifestuojasi tavo gyvenime kaip įprotis. Tai iš čia atsirado poreikis išbandyti pedagogikos studijas, kuo aš be galo džiaugiuosi ir aš sėdėdama, nors vaikų šią akimirką neturiu, aš galvojau, kad kiekvienam tėvui pasitikti naują gyvybę po tų metus trunkančių pedagogikos studijų būtų belė kaip lengviau ir pačiam augti kaip asmenybei irgi po tokių studijų yra ženkliai efektyviau ir lengviau. Sutinku. Klausimas buvo iš kelių dalių. Taip, ir tada buvo, kokia tada tavo kaip mokslininkės vizija, ar ne? Nes tu tapai pedagogė, gėjai tų žinių apie vaikų ugdymą, supratai, kaip informacija kuriasi, bet dabar tu perėjai iš žinių mokymo į žinių kūrimo fabriką. Kaip čia dabar tai įvyko? Kažkuriuo momentu, vesdama mokymus ir pati skaitydama ir ieškodama, aš supratau, kad labai daug informacijos yra interpretuojama neteisingai arba labai daug informacijos pasiklysta. Tai jinai yra tokia nenuosekli, galbūt pasakyčiau. Ir be abejonės mes gyvenam laikais, kai mūsų požiūrį formuoja ne mokslininkai, ne dar kažkas, o influenceriai. Ir dažnai jų kontekstas yra ganėtinai ribotas. Ir vienoje iš konferencijų, kurioje dalyvavau, tai tiesiog ta konferencija pakalbėjo į mane. Ir ten irgi buvo ta mintis, kad jeigu mokslininkas neina į visuomenę ir nepristato mokslo požiūrio, tai jisai yra tik dar viena nuomonė. Ir aš galvoju, aš tai nenoriu būti tiesiog nuomonė visam interneto šiukšlyne, aš noriu kažką atnešti visiems. Tai čia tada ir prasidėjo ir etikečių analizė, ir viso koko. Ir man atrodo, kad iš šitų mažų tokių pabandymų gimsta dar didesnių užmanymai ir projektai. Bet tai yra mano kaip mokslininko ambicija atnešti žinojimą. Tiesiog turbūt šaknis yra tuštybė. Ir noras būti ypatingu, noras palikti kažkokį pėdsaką.
Tai pratęsant tavo jau paminėtą darbą apie mokslo populiarinimą ir tai, ką mokslas kalba, tai aš truputį radau tokių duomenų, tai galėsi arba patvirtinti, arba paneigti, kad mokslinių tyrimų duomenys atskleidė, kad dažnesnis vaisių ir daržovių vartojimas kūdikystėje yra reikšmingai susijęs su didesniu vaisių ir daržovių pasirinkimu ir didesnių šių produktų vartojimu sulaukus 6 metų. Ir atvirkščiai, nesveikas mitybos elgesys ankstyvoje vaikystėje, toks kaip cukrumis saldintų gėrimų vartojimas, gali padidinti šių produktų vartojimą vėlesnėme vaikystės etape. Ar čia yra tiesa ir kokie dar veiksniai daro įtaką vaikų mitybos įpročiams? Vaikai yra kaip baltas popieriaus lapas. Ką mes juose užrašome, tai vėliau gyvenime veikia kaip automatinė programa. Ir jeigu, kaip Brigita gražiai pasako, aš turiu kažkokią problemą ir ją sprendžiu per tikslinę mitybą. Jeigu tokių iššūkių gyvenimas nesukelia ir ta programa yra tokia, kad vaisiai daržovės maždaug nesvarbus arba jau yra kaip yra, tai jinai ir nepasikeičia, nes niekas nesikeičia, jeigu mes nieko nekeičiame sąmoningai. Tai jeigu mes turim galimybę, būdami protingi ir prieidami prie informacijos, formuoti vaikui teisingą požiūrį, sveikatai palankų požiūrį, tai turbūt labai reikėtų šitą galimybę pasinaudoti kaip įmanoma geriau. Bet vis dėlto, jeigu jau atsitiko taip, nesame mes nei tobuli mokytojai, nei tėvai ir, pridarėm kliurkų. Ir vaikas vis dėlto nesusiformavo tų labai jau sveikatai palankių maitinimos įpročių. Kokios galimos ilgalaikės blogų mitybos įpročių vaikystėje pasiekmes? Kiekviena klaida gyvenime turi savo kainą. Kartais ta kaina yra tokia maža, kad apsimoka klysti, nes gali būti praslysi beveik net nesužinojęs. Blogiausio atveju, tai aš galiu pašiurpinti klausytojus, nes žmonėms šiaip patinka drama, tai vardinu. Pats blogiausias atvejis tai yra valgymo sutrikimai, kuriuos tikrai sudėtingai yra gydyti ir aš manau, mes tai panagrinėsime iš arčiau. Antra, aš labai tikiu tuo, kad kuo geriau mes maitinamės, tuo mažiau pinigų mes išleidžiam vaistams ir gydymui. Ir trečia, maistas yra vienas būdas pamaitinti savo kūną ir užtikrinti jo mobilumą, jo efektyvumą ir mūsų produktyvumą. Tai jeigu tai yra taip paprastai pasiekiame, kodėlgi neformuoti to gero įpročio. Ir jeigu vaikas užauga be tokių įpročių, tarkim, ko yra dauguma, galbūt ypač kai mes augom, nebuvo tos informacijos tiek daug, ir mes negalėjom, net neturėjom galimybės suformuoti tokio gero pamato savo sveikai mitybai, tai mes to mokomės dabar. Vienus priverčia ligos, kitus priverčia ten sveikatingumo kažkokie siekiai, o kitiems galbūt, ne visai visiems žmonėms sveika mityba yra gyvenimo prioritetas ir tai nėra blogai. Tiesiog turim labai aiškiai apsibriežti, ko mes norim iš šito gyvenimo, kas yra mūsų prioritetai ir ten skirstyti savo energiją. Bet iš esmės, jeigu iš to, kaip tu kalbi, jeigu teisingai suprantu, tai jeigu ir padarėm klaidų vaikystėje, ne per vėlų dar pasitaisyti vėlesniuose žingsniuose. Ar gali būti tokių netinkamos mitybos kažkokių tai padarinių, kad jeigu jau vaikystėje, jau jie pasireiškia, kad jie po to žmogui tęsis ir toliau gyvenime? Ne, gal nesakyčiau, kad yra kažkas, ko negali pakeisti, tik tai gali nepastebėti, kad darai ne visai teisingai. Ir tada yra pasirinkimas, arba tu skaitai, mokaisi, galbūt tau reikia kažkokio specialisto pagalbos ir taip toliau, bet aš labai norėčiau užakcentuoti, kad maistas ir elgesys su maistu, planavimas maisto yra absoliučiai kintamas dalykas. Netgi jeigu netinkama mityba atvedė iki ligos, ligą galima gydyti simptomatiškai, taip kaip ir yra daroma, ir gerinti savo mitybą bei sveikos gyvensenos įpročius ateičiai. Aš taip apskritai manau, kad dabar tie vaikai, kurie supyks ant manęs, bet pastebėjau dirbdama su vaikais, kad tėvų leidimas bei neleidimas valgyti visokius saldumynus ir panašiai tikrai formuoja vaikų mąstymą ir įpročius, nes pavyzdžiui, pas mane klasėje visada būna indas, kuriame yra saldainių, už kuriuos vaikai gali būti apdovanojami, jeigu jie nori, jeigu nenori, ar ne? Ir pastebėjau žiauriai keistą fenomeną, kad tie vaikai, kurių
tėvai jiems draudžia valgyti cukrų, valgyti saldumynus ir panašiai, jie ateina net drebančiom rankom prie to stiklainio ir jie pasivaišins kiekvieną kartą man pasiūlius ir netgi dvigubai. Niekada neatsisakys. Bet tie vaikai, kurie turi, aš pavadinčiau, sveiką santykį su saldainiais pas jos namuose jiems yra leidžiama vartoti, jie tiesiog ateina, pasižiūri, aš valgiau saldainių, man nelabai įdomu, gal ir vieną paimsiu po pamokos arba net ateina ir sako, ne, mokytoja, žinokit, aš net nenoriu dėl to, nes aš esu persivalgęs tų saldainių. Tai va čia toks ateina įdomus tėvų auklėjimo, kaip čia pasakyti, apsiverčia stalai, ar ne? Aš tai dar paantrinčiau, dar vieną tokį įdomų pastebėjau iš tikrųjų savo artimoje aplinkoje, su valgymu susijusių dalyką, kuomet tėvai patys nevalgo labai daug produktų ir tuomet automatiškai ir vaiko racionas sumažėja ir paskui tėvai nustembo, tai kodėl jisai nieko nevalgo. Ir aš, pavyzdžiui, stebiuosi, kodėl jiems kyla toks klausimas, nes atrodo, tai jeigu tu nevalgai, o vaikas tavo elgesį modeliuoja, tave stebi visą laiką nuolatos, tai jis automatiškai irgi nevalgys, nes tu nevalgai. Čia kaip ir su skaitimu esam kalbėjus. Žinai, kodėl vaikas neskaito, o kokią paskutinę knygą jūs perskaitėt, tai kodėl vaikas šito nevalgo, o kada jūs ragavot šitą patiekalą ar produktą paskutinį kartą. Tai va, bet mokslininkų teigimu tai irgi sako, kad tėvų pasirinkimai ir tinkamas elgesys ir tinkamos santykio su maistu formavimas yra ypač reikšmingas vaikų raidai ir jų ateičiai. Ir šiandien jau kaip tik irgi užsiminėjai apie tuos valgymo sutrikimus. Tai va, norėčiau pasiteirauti, kaip tu manai, kaip tėvų rodomas pavyzdys arba tas tinkamas, netinkamas santykis išugdo, suformuoja nesveiką santykį su maistu. Iš tikrųjų, tai aš noriu priminti visiems gerai žinomą atsibodusią ir užknisusią tiesą, kad vaikai elgiasi ne taip, kaip tėvai jiems liepia elgtis, bet taip, kaip tėvai patys elgiasi. Ir tas užknisa. Tikrai. Tai norėčiau irgi vėl pagrįžti atgal ir kadangi vis tiek ne vaikai žiūri, o daugiau tėveliai ir tas prisiminimas apie mamas prie šventinio stalo. Jisai, tas naratyvas yra labai panašus visose šeimose panašių laikotarpių. Mama sėdasi prie stalo paskutinė, tada, kada yra jau pavargusi, išsekusi, viską prigaminus, nes maistas yra jos atsakomybė ir ant jos pečių ir tie sprendimai ir pasirinkimai ir dar būtinai skanu turi būti ir ypatinga. Antras dalykas, mamos labai dažnai skriaudžia save ir tampa vaikų likučių valgytojom ir pavyzdžiui šventėse irgi, oi ne, aš čia gamindama prisiragavau, man jau negalima ir taip toliau. Ir mes visą tai matom. Ir visą tai persikelia į mūsų gyvenimus. Tai reiškia, kad jeigu aš stokoju laiko, tai aš tiesiog bet ką, net jeigu tai yra nežinia kas, likęs iš nežinia kur, viskas bus gerai ir taip toliau. Tai, ką mes darom, absoliučiai turi 100% įtaką ir mūsų vaikose. Ir būtent tas paminėjimas, kad jeigu tėvai nevalgo, vaikai nevalgo, tai visai nesenai iš tikrųjų žmonės gyveno urvuose. Ir tai buvo vienas iš išlikimo instinktų, vienas iš išlikimo mechanizmų. Stebėti savo tėvus, ką jie valgo, kaip jie medžioja, kaip jie tą grobį apdoroja, tam, kad išgyventum. Nėra tas 10 ar 7 tūkstančių metų toks didelis laiko tarpas, kad mes būtumėm visiškai kitokie. Pas mus visi, jutimai, instinktai dar vis veikia taip pat. Tai turim to nepamiršti. Mes ką dedame burną, kaip valgom, netgi kaip plaunam ar pjaustom, visa tai susigula į tą vaiką kaip pirma informacija, kurią jis gavo ir kaip teisinga, nes tai daro tėvai. O kadangi taip jau atsitiko, kad iš to urvo mes išėjom ir aš visiškai suprantu taip, kad tėvai vis tiek vaikui daro didelį įtaką, mokykla norėtume teikti, kad turbūt irgi, bet vaikai gyvena dabar labai globaliam, labai atviram pasaulyje, jam prieinamos yra socialinės medijos, televizija, visur visko pilna. Tai koks būtų reklamos vaidmuo, formuojant vaikų mitybos pomėgius ir įpročius? Ar reklama daro įtaką vaikam, ar nelabai? Ne tik reklama, dar ir influenceriai ir youtuberiai, nežinau, ar žinot, bet pavyzdžiui, buvo YouTube'ės challenge'as, kur vaikinukas, jisai filmuojasi save, kaip jisai žaidžia žaidimus ir jisai valgo ten tas Magic Beans, kaip iš Harry Potterio, ir ten kokią skonį, ir jeigu ten pataiko ant neskanaus skonio, tada vemia, ir tada visi vaikai varo į Candy Popą pirkti šitų pupelių ir atkartoti jo šitą dalyką. Tai viskas veikia, ne? Štai jūsų atsakymas į klausimą, kas nutiks blogiausia, jeigu mes nesuteiksime vaikams gerų pagrindų apie maistą. Be abejonės, jeigu su tėvais maisto temoje yra ištisinis konfliktas, kaip tai atrodo, nebūtinai labai aktyvus, bet mama sako, prašau, suvalgyk ten šito ir tada ten gausi saldainį ar kažkas. Čia jau yra nuomonių nesutapimas. Jeigu vaikas priešinasi, reiškia nesupranta,
kodėl jisai turėtų elgtis vienaip ar kitaip. Ir natūraliai jam kyla pasipriešinimas. Ir lygiai taip pat, kaip Brigita minėjo, jeigu mes draudžiam valgyti saldainius, tai yra ta zona, kurią būtinai reikia ištyrinėti. Kas atsitiks, jeigu suvalgysiu 2, jeigu suvalgysiu 20? Man sakė, man išsivystys diabetas. Jeigu aš suvalgysiu kilogramą slapčia kažkur ir neišsivystys. Ir aš tada žinosiu, kad mama meluoja. Ir va taip po truputį labai kvailai kuriasi konfliktas šita tema tarp tėvų ir vaikų, kuris, aišku, įsibėgiant paauglystėje tik tai gražėja ir skleidžiasi vis kitais žiedais. Kokios to konflikto pasakmės, nes jeigu tėvai sako, tu ten nevalgyk saldainių, valgyk daugiau daržovių, patys to nedaro, nes patys valgo troškučius, sako, tu neimk, tau tikrai negalima, nes čia nesveika, fui ir taip toliau. Ar tai, kaip minėjai, gali privesti prie valgymo sutrikimų? Tai ir yra valgymo sutrikimas. Ta prasme, aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad maisto skirstimas į blogą ir gerą yra sutrikusio santykio su maistu požymis. Nepriklausomai nuo to, kad neturite diagnozuoto valgymo sutrikimo. Nepriklausomai nuo to, kad, tarkim, normalus KMI, viskas ten yra gerai. Tai nėra sveikas santykis su maistu ir anksčiau ar vėliau tai prives iki vienokio ar kitokių pasiekmių. Ir mes net negalime diskutuoti, jeigu tėvai arba vaikai, bet kas, jeigu tu paklaus, kaip skirstomas maistas, tai yra geras ir blogas, čia ir dedam tašką. Reiškia, šitoj temai reikia dar labai gerai pasistengti ir labai gerai paieškoti, nes maistas nėra geras ir blogas. Maistas yra kasdienis ir šventinis. Ir tai yra labai svarbu ir atrodo sunkoka net suprasti, bet taip ir yra. Niekas nenutuko nuo pusės pakelio traškučių filmų vakarą vieną kartą per mėnesį. Niekas nenutuko nuo 3 gimtadienio tortų per metus, nes tarkim tėčio gimtadienis, mamos ir mano gimtadienis ir mes valgom visi tortą ir visi džiaugiamės. Tai yra kasdieniai sprendimai, kurie yra netinkami. Ir pats blogiausias sprendimas yra geras, blogas maistas. Aš dabar dar pagalvojau, o dar yra vienas atėjęs toks įprotis, nežinau, čia tikriausiai iš kitų šalių atkeliavęs, kuomet valgomos saldumynus tik vieną kartą per savaitę, pavyzdžiui, pirmadienį. Ir tada mes galime valgyti ir sausainius, ir ledus, ir traškučius, na jau viską, ką mes dedame arba nesveika, arba po cukrumi, tai irgi yra, kaip ir nesveikas santykis su maistu, ar ne? Matai, jeigu mes įsiklausom į savo kūną, į savo organizmą, jisai pasako, kada ko nori. Ir tarkim, yra antradienis. Vakar aš galėjau suvalgyti savo sausainį, man buvo labai smagu, nes aš laukiu tos dienos. Ir antradienį atsitiko kažkas tokio, kada aš užsinorėjau, tarkim, kažkokio skanėsto, įvardinkim bet ko, va dabar sugalvoju milką su Oreo. Jeigu aš pasimčiau tą antradienį ir gaučiau 1 kvadratėlį arba 2 tos milkos su Oreo, aš patenkinčiau savo norą, man užtektų 1. Jeigu aš sėdėsiu ir lauksiu visą savaitę, aš norėsiu milkos su Oreo, kadangi apie tai visada galvosiu, tai gal tada ir sudėjim, tada, žinai, galėčiau tada dar ledų ant viršaus, žinai, užsidėti ir tada dar kažką. Kuo labiau mes save ribojam, tuo didesnis mūsų laukia, aš nežinau, ar atitrukimas, ar persivalgymas, ar kažkaip. Ir labai norėčiau pasidalinti istoriją apie atrastą intuityvų valgymą ir intuityvaus valgymo taisyklės. Ir aš atsimenu, kai pirmą kartą apie tai išgirdau ir lektorė sako, tai, tarkim, ta pati milka buvo pavyzdys. Sako, kiek fiziškai manoma suvalgyti. Ir mes taip sėdim su auditorija, galvojam, kas 3, kas sako, ne, sako, aš tai 5 tikrai, o kitas sako, didelės ar mažas. Nes, žinai, kalibruojamės, kiek įmanoma suvalgyti. Ir idėja buvo ta, kad, ne, jeigu aš sau leisiu viską, tai pusryčiams milka, pietum Pringlesai, ten vakarienė milka ir Pringlesai ir kola. Bet taip nėra. Ir žmonės, kurie išbandė tai, kurie leidžia savo pasileisti, jie pastebi tai, kad iš pradžių tarsi baisu ir tada truputį pradedi savo leisti ir tada leisti riboti. Ir tada, kai visiškai pasileidi ir atsiduodi tai baimiai, kad dabar man bus šakės, nes aš dabar mirsiu perdozavus milkos. Nebereikia. Ir jeigu norit panaikinti tą maišelį ant spintos, kuris kalba vis laik su jumis, žinau, kad visi namie turi arba miglės, arba meška šiauriai tokiam pavidale, kažkur padėta ir nyksta per vieną kartą, nes tu lauki ir nori vietoj to, kad tau užtektų galbūt vieną. Tai labai vieščiau pabandyti leisti savo pajausti. Sunku savo leisti. Aš tai irgi manau, kad neturiu to sveiko santykio su maistu, nes aš irgi dar labai dažnai save riboju ir dar net kartais pagaunu save kaip, žinot, nori kažkokio konkretaus saldumyno. Tarkim, Snickers. Ir tada, bet galvoju, bet Snickersas, labai daug cukraus, nieko gero iš jo negausiu, tai gal tada suvalgysiu kokias 3 datulės, nes irgi saldu, po tų 3 datulių tada nebedant kažko nori, nes neužteko.
Gerai, tada juodo šokolado, nes tikrai labai gerai, čia labai smegenim, čia proto maistas, suvalgai dar kokias, 2 skilteles to juodo tikro šokolado, nes ten jo ir nesuvalgysi daugiau. Ir vis tiek jauti, kad ne. Nes dar tada 2 riešutus, kakavas atsigeri ir jau turi snekeris. Būtent. Bet toks, santykis su maistu, jis irgi kažkaip, iš tos vaikystės tikriausiai atkeliauja su tais ribojimais, bet aš dabar galvoju, mes visi gyvenam savo socialiniuose burbuluose, kokią tai reikšmę turi mūsų mitybai, kaip mūsų socialinis ar ekonominis statusas, turi atsiliepia mūsų galimybėms gauti ir vartoti, tą sveiką maistą, kokybišką maistą, gal net geriau vadinti. Pirmiausia, noriu atsakyti tai, ką tu pasidalinai, kad snekeris keičiam geresnėm alternatyvom. Tai yra labai dažnai, kad mes norim ne to produkto, bet kažkokios emocijos, kurį jisai sukelia. Ir tam yra labai paprastas pratimas, ką rekomenduoju išbandyti būtinai tėvams su vaikais, tą galima padaryti ir mokytojams su vaikais. Tai paprašyti atsinešti savo patį mėgstamiausią ir patį nemėgstamiausią produktą. Ir dažniausiai mėgstamiausias yra kažkoks labai nesveikas produktas arba gazuotas gėrimas, saldumynai, traškučiai ir taip toliau. Ir pats neskaniausias tai bus turbūt koks brokolis, nežinau, pupelės virtas ar kažkas tokio, kas dažnai apibūdama kaip šlikštu. Ir padaryti sąmoningą produkto ragavimą. Tai yra, aš pasižiūriu, ar mane traukia pakuotė. Galbūt ant jos yra kažkoks užrašas arba simbolis, kuris man labai patinka ir mane, kaip sakiau, milka su Oreo. Tu labiau turbūt mėgsi Oreo, bet kadangi nori kaip ir šokolado, tai tu perki milką su Oreo. Bet ne dėl to, kad tu jos nori. Ir tada nuo išvaizdos iki kvapo, iki skonio, bet taip sąmoningai, paragauti gurkšniuką ir pasakyti, kas man čia labiausiai patinka. Jeigu mes kalbam apie snikerį, galbūt riešutas plius šokoladas ir aš atrasiu savo kažkokį unikalų desertą, gal man nereikia snikerio. Ir man kiek kartų aš pati bandžiau šitą pratimą, paskui nustojau bandyti dėl to, kad kai aš taip ragavau visus savo top produktus, niekas man nebepatiko po to. Nes pasirodo mane kažkokia, ar tai dermė, ar tai vienas komponentas patiko, bet aš tą komponentą galiu rasti kitose alternatyvose. Ir tai leidžia mums patiems pažinti labiau save, kaip ragautoją, kaip žmogų, kaip asmenybę, kuris turi unikalų skonio pajautimą, unikalų supratimą, kas man yra skanu. Ir atskirti, kas yra tikrai skanu ir neskanu. Nes ypač, jeigu tas snikeris susivalgo, tarkim, dar kažką žiūrint, filmuką arba skrolinant telefone, tu net nesuvoki, koks tai buvo skonis. Nes suvalgo, paklaustum, kaip maždaug, kiek procentų riešutų buvo snikerėje? Tai maždaug 10, 30, 50, 60, sakys, buvo riešutų? Iš kur? Tai mes labai dažnai kažką darom iš inercijos, siekdami kažkokios emocijos, bet ne dėl to, kad tas maistas yra reikšminga. O kalbant apie socialinę ekonominį pjūvius, tai yra tas viešas įstikinimas. Sveikas maistas yra neskanus, visas sveikas maistas yra žiauriai brangus, ir tai yra neprieinama, tai yra neįmanoma, čia yra tų mokslininkų ir dietologų išmislas absoliutus ir yra blogai. Tai sveikas maistas, pavyzdžiui, tie patys vaisiai. Tu gali nusipirkti auksinį kivį už 29,90 už kilogramą, čia šeštadienio naujienos, ir gali nusipirkti kilogramą obuolių už €19. Tai tas prieinamumas yra, kaip ir aš sakyčiau, visiems daugmaž vienodas, bet suvokimas ir prieinamumas prie informacijos yra tikrai skirtingas. Man labai įdomu visą tai, ką tu pasakoji, ir kažkaip besiklausant, man labai kilo mintis pažaisti su tavim tokį žaidimą. Noriu, kad visos įsitrauktumėte. Tai yra stereotipai arba kažkokie keisti dalykai, kuriuos esate girdėję apie maistą iš savo draugų, pažįstamų, radijo, socialinių tinklų ar kažko, ir dabar turite galimybę paklausti Alitos, ar tai yra tiesa, ar tai yra pramana. Tai kadangi... Čia geriausia vieta, žinau, man atrodo, bus. Aš turiu vieną labai tokią pažįstamą, kuri nuolatos kartoja, kad vaisiuose nėra nieko vertingo ir praktiškai jų galima nevartoti ir išimti iš savo raciono, ir kad vaisiai yra skemas. Gerai, kad sėdėjau, žinau, būčiau nuolpus aš. For sure, vaisiai yra labai svarbi subalansuotos mitybos dalis, nes vaisiai mums padeda sukurti labai daug tekstūrų ir skonių maiste. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt gerų šefų laidas, labai dažnai ant geriausio pačio patiekalo yra priderinama viena kita uogytė. Dėl to, kad duoda labai daug dermės, dėl to, kad duoda labai daug kontrasto, tai yra malonumo daugiau suteikia mūsų maistui. Apie vaisių ir uogų
tarkim, uogos dabar labiau mūsų akiratėje, apie jų naudą aš galėčiau atskirą podcastą papasakot. Pradėkim nuo to, kad nuo seno mėlynės buvo naudojamos viduriavimui gydyti vaikų. Tiesiog trintos mėlynės, nes jos turi rauginių medžiagų, kurios sutraukia visą tą skystą masę ir taip toliau. Tai uogos yra taip arti maisto papildų ir taip arti vaistų, kad čia yra šventvagystė iš vis garsiai sakyti tokius dalykus, kad juose nėra nieko gero. Antioksidantai, vitaminai, galim pasiginčyti, kad ne sezonas ir taip toliau. Prašom, yra šaldytų uogų. Šaldytos uogos visada yra renkamos sezono metu. Šaldymo metu nukenčia labiausiai tekstūra. Už tai mums atrodo, kad ta pati žusbraškė, kur tu ją dėsi. Bet tu tiesiog gali sugalvoti, kaip iš jos padaryti kažką, kas tau būtų ir tekstūros atžvilgių skanu ir dėrėtų prie tavo maisto. Tai tiek jų prieinamumas, tiek jų nauda yra nepalyginama ir uogos taip pat yra labai geras užkandis. Jos nėra labai sotus užkandis, bet jeigu, tarkim, bėgant kažkur, ką tik kalbėjom apie doktorantūrą, aš nežinau, kažkur atsidūriau, čia užsiknisau su kažkokiu darbu ir taip toliau, tai labai įsivaizduokit, kiek jums duos, tarkim, Snickeris, ten yra visai nemažai cukrus, ne? Kiek jums duos energijos, kiek jums duos sotumo ir jūs tiek pat cukraus galite gauti iš 0,5 kilogramo vynuogių, iš tam 0,5 kilogramo šilauogių. Suvalgyti 0,5 kilogramo šilauogių yra ką veikti. Snickeris ir nebėra. Ir tai bus daug labiau užpildantis užkandis. Nors irgi, tarkim, tu gausi paprasto cukraus, bet nauda yra nepalyginama. O kaip tada yra, nes irgi, nežinau, mitas, ne mitas, kaip yra su vaisiais daržovėm, jeigu mes juos spaudžiam į sultis, blendinam ir taip toliau, ar jie nepraranda savo visų magiškų galių? Čia yra milijono vertas klausimas. Kai mes suardome tą vaisiaus struktūrą, viena vertus jį pasisavinti yra lengviau, iš tikrųjų, ir jame esančius vitaminus ir taip toliau. Ir ypač, jeigu mes sutrinam ir iškart valgom. Nes jeigu mes sutrinam, tai daug daugiau deguonies prieina ir oksidacijos procesai yra tų vertingų medžiagų irimas prasideda iš karto. Tik sutrinam ir jie jau oksiduojas. Tai reiškia, laikyti ilgai labai bloga mintis. Ir tie smučiai, kurie, aš labai atsiprašau smučių gamintojų, bet kurie jau yra sutrinti ir stovi šaldytuvose, mes į tai turim žiūrėti irgi kaip į desertą daugiau, negu į kažkokį sveikatai palankų dalykėlį. Bet tame ir esmė, kad kramtymo metu, pavyzdžiui, tos pačios ten spanguolės ar tos pačios avietės ar kažko, mes žinom, kad jos turi antibakterinių medžiagų. Tai reiškia, tai gerai mūsų burnos gleiviniai. Mes smulkinam ir virškinam ir normaliai maistas keliauja pakankamai ilgesnį laiką, jeigu mes patys kramtom, o nesutrinam. Tai reiškia, ir mes duodam organizmui pakankamai laiko, kad jisai pasiimtų tas medžiagas taip, kaip yra įpratęs per pastarosius keletą tūkstantmečių. Tiesa yra ta, kad man nepavyko, yra žmonių, kurie nuoširdžiai pasakytų, kad aš kai sutrinu, tą 300 gramų uogų, man sočiau negu suvalgyti visas. Tai su tuo sutrintu maistu, su turintais smučiais nėra kažkas blogo, bet sotumas laikysis trumpiau, oksiduosis be proto greitai, turiu susiplakti ir išgerti, nes kai žmonės, pavyzdžiui, susiplaka, sako, aš pats susiplakiau, čia nėra konservantų, čia viskas all natural, susiplakiau ten 6 ar 7 ryto ir gersiu 4, pasitampęs visą dieną po visur, tai tada geriau pirkti špardis, bent bus vėsus ir žinai. Toksai. O man tai kilo irgi klausimas apie visus proteininius batonėlius. Ar tai yra tikrai geresnė alternatyva? Geresnė alternatyva negu kas? Negu nieko nevalgyti? neigu kokį nors vaisių suvalgyti. Nes tikrai labai dažnai tarp sportuojančių žmonių tai išgirsi, kad proteininis ten kokteilis, proteininis batonėlis, ten žymiai yra geriau nei koks vaisiai, uogos ar visa kita. Tai kaip yra, ar tikrai verta mums tą proteininį keisti, tą saujelę uogų? Uogose nėra baltymų, tai for sure, tada kažkaip tie baltymai turi atsirasti toje porcijoje. Man atrodo, kad šitie proteininiai batonėliai, kokteiliai, jie išsprogo iš greitumo, tempo, dėl to, kad nėra kada galvoti. Tu nueini, tu gali nusipirkti jau suplaktą, jeigu tu nori truputį prisidėti, tai tu gali pirkti miltelius ir susiplakti. Ir man atrodo, kad tas įspūdis, kad tai yra labai greita, mums sukuria įsitikinimą, kad gerai, jisai vadinasi proteininis, reiškia pliusiuką uždedu. Kažkur girdėjau, kad proteinai ten gerai yra. Tada ten dar pliusiukas, dar rašo mažai riebalų. Aš jeigu plakčiau vaisių kokteilį namie, turbūt aš dėčiau pakelį sviesto. Tai čia nebus riebalų, liuks, važiam toliau. Ir nesusimastom, kaip galbūt tas produktas net netinka mūsų visam dienos racione.
Tai nėra blogai. Dauguma batonėlių yra augalinio pagrindo, baltymais, tai irgi turim įsiskaičiuoti, koks yra virškinamumas, kaip gerai mes susmulkinam, kaip gerai jie yra apdoroti, nes žinot, kad, pavyzdžiui, šiaip močiutės tikrai visus išmokė, kad pupas, pavyzdžiui, arba žirnius, avinžirnius reikia mirkyti per naktį ir virti sekančią dieną. Kodėl? Todėl, kad jos turi antimitybinių faktorių. Tai yra medžiagų, kurios trukdo įsisavinti baltymus ir kitas naudingas medžiagas. Tai kai mes perkam kažką pagamintą su ankštiniam kultūrom, mes niekada nesam tikri. Ar tos medžiagos buvo pašalintos, nebuvo, ar man gerai susivirškins, ar man išpūs pilvą, ar aš iš vis pasisavinsiu tai, ką turiu pasisavinti, kyla labai daug egzistencinių klausimų. Ir kai kalbu visada apie maisto ateitį, aš taip naiviai gal, bet tikiuosi, kad vis daugiau žmonių patys gaminsis maistą, nes pasidaryti, įsidėti daržovių užkandį užtrunka lygiai 3,5 minutės. Čia yra mano vidurkis paimtas iš asmeninio pavyzdžio, dėl to, kad žmonės neįsivaizduoja, kad įsidėti indelį 3 agurkus nuplautus trumpavaisius ir kelias vytintas dešrytes yra ir baltymų, ir skaidulų turintis užkandis, kurį pasigaminti nėra sudėtinga. Į maišelį įmečiau tiek, kiek man atrodė adekvatu. Aš tada noriu pakalbėti apie pieną, irgi kalbant apie visus šitus dalykus, nes pati nuo 4 metų nevartoju praktiškai jokių pieno produktų, nes buvau mažytė kaime pas močiutę ir jinai mane atgirdė pieno tiek, kad nuo to visą likusį gyvenimą vemiu gavusi pieno produktų. Bet tau užtat nebelūžta nei kaulai. Niekada man nedantis negenda. Bet vat aš ir apie šitą dalyką ir noriu pakalbėti, nes po to visos močiutės, tetos, dėdės, visi, kas mane pagauna ir sutinka, mane žiauriai bara, kad aš negeriu pieno, nevartoju pieno produktų, nes man bus labai blogai su sveikata ir taip toliau. Ir paskui užaugus išgirdau, kad suaugusiems žmonėms gal net iš tikrųjų ir nelabai reikia pieno tokio kaip produkto. Tai vat įdomu šitas dalykas. Ir kitas dalykas, aš labai daug vartoju augalinių pienų ir taip pat girdėjau, kad jeigu per daug sojų pieno gersi, gali būti negerai dėl kažkokių hormonų disbalanso. Ką gali apie tai papasakot? Tai pirmiausia, apsistokim ties pienu. Pienas nėra būtinas. Aplamai plačiaja prasme, suaugęs žmogus gali absoliučiai pilnavertiškai maitintis visiškai nenaudodamas jokio pieno produktų. Tai yra pasirinkimas. Žinoma, didelė dalis suaugusių žmonių netoleruoja laktozės, mes matom produktus be laktozės. Bet vartodami pieno produktus, kas suprantu, kad jų yra tokių gerų ir tokių skanių, kad tikrai tai ir gali papildyti pilnavertę mitybą, bet nepamirškim, kad ten yra nemažai sočių riebalų, ten yra laktozės, jeigu mes jos netoleruojam ir taip toliau. Turi įsiskaičiuoti naudą ir galbūt potencialią žalą. Ir kitas labai svarbus aspektas, kad reklamos mūsų įtikino rinktis liesą varškę, liesą grietinę, ten jogurtinę grietinę, sūriuką irgi ne tą brandintą, kur daug riebalų, tą liesesnį. Piene mes matom didžiausią naudą kalcį, gerai pasisavinama ir vitaminą D. Jeigu kalbam apie brandintus sūrius, vitamino D jau ten nebėra, bet vis tiek yra kalcio. Ir kalcis yra kompleksas su vitaminu D, vitaminas D yra sukibęs su riebalais, nes jis riebaluose tirpsta. Mes iš pieno pašalinam riebalus, pašalinam jų naudą. Tai jeigu mes renkamės pieną vardan kalcio, bet valgom tik liesus produktus, neefektyvu. Visiškai. Tai reiškia, arba aš turiu įsiskaičiuoti, tarkim, riebi grietinė, mums atneša nemažai kalorijų, nemažai riebalų ir aš turiu mąstyti, ar man čia bus skanu ir man tikrai pridės vertės šitam patiekalui, ar aš geriau kažką pasirinksiu kitą. Nes būtinybės tokios, kaip sako, ten probiotikai, prebiotikai, tai yra irgi atskira tema ir pienas nėra išsigelbėjimas ar pieno produktai šitoj situacijai. Tai čia yra visiškai pasirinkimas, bet būtų gerai, kad jis būtų daromas sąmoningai ir laisva valia ir suvokiant, ką aš turiu pasirinkti. Kalbant apie soją, iš tikrųjų dabar, kai atsirado labai daug veganiškų produktų ir soja tikrai yra toks greičiausiai, arčiausiai pasiekiamas, nes jinai labai universali. Tikrai ir pienas, ir tofu, ir sūris, ir kas tik tai nori, dešrelės, ten viskas yra iš sojos. Soja turi fitoestrogeno. Labai panašiai skamba kaip estrogenas, taip? Ir didesnis jo kiekis iš tikrųjų gali organizme sukelti tam tikrus hormoninius disbalansus, tiesiog dėl savo buvimo ir dėl panašumo molekulės gali sudirginti tam tikras vietas. Plačiai kalbant, vaisingo amžiaus moterims nederėtų vartoti didelių sojos kiekių. Tai reiškia, kad jeigu, tarkim, vartoji sojos pieną į kavą, tai gal tiek ir užtenka. Tada reikėtų atsisakyti šeikų, batonėlių, dar kažko, kurie yra visi sojos pagrindu. Mes jau čia truputėlį palėtėm tą kontroversišką temą, veganizmas, sojos ir taip toliau. Bet pavyzdžiui,
dabar jau gal turbūt, nežinau, ne tas greitas klausimų raundas, bet taip šiek tiek nuklystant, kadangi vis tiek gyvenam tokiam pasaulyje, kur jau tvarumo tematika vis ryškėja ir mes imam kalbėti apie mūsų mitybos įtaką tvarumo kontekste. Ir dažnai linksniuojamos tokios dietos kaip viduržemio dieta, vegetarizmas, veganizmas, klimatarai randasi ir taip toliau. Kaip mes galim pradėti kalbėti? Taip, tai yra asmenys, kurie valgo, klimato kiti tokia dieta, kur tu renkiesi valgyti ne dėl kažkokių tai etinių gyvūnų nevalgymo priežasčių, bet būtent dėl klimato kaitos priežasčių ir tu turbūt dažniausiai rinksiesi, aš nesu klimatarų labai didelė išmanytoja, bet iš esmės tai tu rinksiesi valgyti produktus, kurie yra turbūt, ne avokadas atvežtas iš Pietų Amerikos, neaišku, kaip tik tavęs atkeliavęs, bet turbūt bulios užaugintos pas močiutę kaime ir taip toliau. Bet vienareikšmiškai, jeigu mes imame kalbėti apie tvarumo idėjos integraciją į mūsų mitybą, nepaisant kokį iš tų dietų mes rinktumėmės, mes vis tiek šnekam apie vienokį ar kitokį turbūt gyvulinės kilmės produktų mažinimą. Galbūt, kad jeigu ir ne visišką atsisakymą, kada yra geras laikas ir tinkamas laikas pradėti apie tai kalbėtis su vaikais ar tiesiog integruoti labiau augalinę mitybą ar labiau augalinę mitybą paremtą mitybą į vaikų racioną, ar vis dėlto iš tokių grinai biologinių sveikatos priežasčių mes turim laikytis mėsytės, bulvytė, daržovės ir visą kitą. Man bendrai atrodo, kad jeigu, dabar pusiau juokais, bet pusiau rimtai sakau, kad jeigu norit apsaugoti savo vaiką nuo blogų žmonių įtakos, nuo blogų pasirinkimų gyvenime, nuo pavojų gyvenime, turite jam aiškinti savo pasirinkimų logiką. Reiškia, kad ir koks mažas vaikas būtų, mes su juo kalbamės, kad žiūrėk, mes, pavyzdžiui, nevalgom avokadų, nes jie atvažiuoja iš toli ir jie laikomi sveikatai palankiais, bet žiūrėk, mes norime pasirūpinti planetos gerovę, dėl to vietoje avokado mes renkamės ABC opcijas. Tada čia sėklos, taip, čia pudingas, labai faina, labai skanu, bet žiūrėk, Lietuvoje auga linų sėmenys, jie brinksta labai panašiai. Tai mes, palaikydami vietinius ūkininkus, palaikydami šitas idėjas, renkamės. Ar jūs bent įsivaizduojat, koks vaikas užaugtų sąmoningas? Joks influenceris, joks tiktokeris nenumuštų jo nuo ašies. Ir jisai visada klaustų, o kodėl? Kodėl aš turiu daryti taip ir taip? Nes jis visada žinojo, kodėl. Kodėl tai nesimanifestuoja arba kodėl tai nesireiškia aplamai mūsų gyvenimuose. Mes dažnai nežinom, kodėl. Mes patys nežinom, kodėl tai darom, kad tarsi visuomenė mus spaudžia, dabar reikia tas žodis tvarumas, koks dar tam buvo protingas žodis ir aš dabar turiu taip elgtis, bet nežinau, kodėl iš tikrųjų. Bet galima to atsakymų ieškoti kartu su vaikais. Jie galimai ras greičiau, jie galimai jau kažką girdėjo, tik tai gal nesuvedė vieno taško su kitu. Ir man atrodo, kad kalbant apie sveiką mitybą, kalbant apie tvarumo principus, tai yra visada dvipolis pasirinkimas. Vienoje pusėje yra planetos gerovė, kitoje pusėje yra mano kaip asmens gerovė ir sveikata. Kuo aš būsiu sveikesnis, kuo aš būsiu stipresnis, kuo mažiau man reikės gydymo vaistų, tuo bus visiems geriau. Tuo aš gyvensiu geriau ir sveikiau ir aš galėsiu daugiau dirbti, aš galėsiu daugiau duoti savo visuomeniai, savo aplinkai. Ir man atrodo, kad trumpos tos grandinės, kurios laikomos tvariomis, tarkim, pirkti iš kaimynų arba iš vietinių ūkių, kur tau reikia atvežti 100 km, ne, kitą pus vandenyno, yra labai geras pasirinkimas. Bet jeigu aš perku iš vietinio ūkininko, kad ir tą pačią mėsą, ir jinai yra 4 kartus brangesnė ir aš neturiu tam biudžeto, tai aš nuskurdinu savo mitybą. Vardan ko tada? Nes tada tu renkiesi kažkokius kitus pigesnius produktus, kurie galbūt tvarumo prasme vienas kitą tiesiog išnulina, išminusuoja. Tai tie sprendimai turi būti labai labai apgalvoti. Ir čia yra tie 3 poliai. Planetos gerovė, mano gerovė ir adekvatus sprendimas per vidurį. Ar tikrai tai, ką aš padarysiu, turės lemiamą įtaką? Čia žiūri sudėtinga. Bet aš iš viso tavęs klausausi dabar ir aš galvoju, kad aš norėčiau su tavim gyventi namuose, nes aš tiesiog iš viso nieko nežinau apie tą mitybą. Ten kalbi, ar ne, čia sėklos atitinka linų sėmenis, taip toliau. Ir aš galvoju, aš esu suaugusi moteris, ar ne? Aš vadovaujuosi, žinokit, ką aš pasižiūriu Instagram'e arba TikTok'e apie sveiką mitybą, iš esmės, nes aš neatsimenu, kad mes mokyklai būtume ką nors mokęs apie maistą iš viso. Aš apie maistą išmokau iš savo mamos, iš savo močiutės, kurios gamino labai daug, taip kaimiškai, ūkiškai, dabar transformuojamės po truputį
truputį mokomės visos kartu sveikiau gamintis, nes nemokėjome. Ir man kyla tiesiog toksai klausimas, kaip tu manai, ar vat tokio sveikatos mitybos specialisto neturėtų būti kiekvienoje mokykloje kaip privaloma pamoka, mokytis kurti subalansuotą maistą, meniu, Aplamai sveikos gyvensenos pagrindai adekvatus, ne tie, kur, sakau, eina antraštėse ir taip toliau, jie privalo būti traukti šalia fizikos, chemijos, biologijos, kai vaikas jau pradeda suprast pačius pagrindus, kaip veikia pasaulis, kad yra labai kitoks mastelis, negu mes matome, ne? Tai šalia šito turi būti dar kita disciplina. Kaune yra tokia iniciatyva, itin gabių vaikų ugdymo programa ir keletą kartų per metus skirtingo amžiaus vaikai nuo 3 klasės iki 11 ateina pas mane į užsiėmimus ir mes tie etiketės analizuojam, tai savo skonio receptorius tikrinamės, kalibruojam. Tai dar kažką tokio darom ir aš tik tai norėdama pasinaudoti auditoriją labai kviečiu mokytojus aktyviai dalyvauti tame ir kviesti mokslininkus, kviesti protingus žmonės į mokyklas, nes to labai trūksta. Greitai visos sistemos mes nepakeisim, bet vaikams padėti mes turim. Ta akimirka, kai sužinom, kad yra sprendimo, mes turime jais naudotis. Ir aš labai dažnai per savo interviu įvairiausius sakau, susisiekite su mokslininkais. Jie neturi gal labai daug laiko, bet galima padaryti vienokių ar kitokių renginių ir aš labai džiaugiuosi, kai mokytojų asociacijos kreipiasi į mane dėl bendrų kažkokių susitikimų. Tai labai trūksta iniciatyvos ir iš pačios mokyklos, kad jie matytų tame prasmę ir naudą ir nepaisant to, kad tai akivaizdžiai būtina, bet nėra, stengtų sukurti tą turinį. Kuomet mes kalbam apie mokyklą, tai aš prisimenu iš savo mokyklos patirties, kuomet per technologijų pamokas mes mokydavomės gaminti maistą. Ir tu jau buvai užsiminusi apie maisto ruošimą ir pjaustymą, tai gal gali truputį daugiau papasakoti, kaip ten, pavyzdžiui, tėvams su vaikais gaminti tą maistą. Pradėsiu nuo pavyzdžio. Pas mane atėjo užsiėmimą 5-okai. Ir mes aiškinamės apie pesticidų likučius, apie teisingą vaisių daržovių plovimą ir aš pasakoju, tai kaip ir yra. Vaisiai ir daržovės ir uogos tam tarpe turi būti plaunamos pagal mano toliau dėstomą instrukciją. Į indą, didesnį indą su vandeniu yra įberamas šaukštas ar 2 šaukštai sodos, priklausomai nuo tūrio, ir su tuo soduotu vandeniu kruopščiai nuplaunamas vaisius, daržovė arba uoga ir tada nuskalaujamas. Jeigu mes turim kažkokį įtarimą, kad ten gali būti, nežinau, obuoliai labai vaškuoti ir atrodo jie tokie nešvarūs, tai galim su soda tiesiog su kempinėlė nutrinti tą visą paviršių ir tada. Ir tai 5-okas taip žiūri mane ir sako, tai kiek čia laiko užtruks kiekvieną obuolį taip plaut? Aš neturiu tiek laiko. Net nesmė, kad tai neskamba kaip daug laiko suėdanti procedūra ir, žinai, jeigu ten namie gyvena 2 vaikai, 2 tėvai, tai pasiskirstyt plovimo dienom, žinai, nėra kažkaip sudėtinga. Pats požiūris. Man reikia kažką daryti savo labui? Ne, tada aš valgysiu proteininį batonėlį ir neplausiu aš to sušikto obuolio, nes ten reikia ir sodas ir to ir ano. Tai pats požiūris mūsų turi pasikeisti iš aš turiu padaryti greitai, nes maistas yra kuras, kas mums dabar visiems yra įdėkta, į aš turiu padaryti geriausia, ką galiu šiandien. Tai čia pirmas tas pokytis. Antras, aš pasakoju vaikam labai daug dalykų, kurie yra taip giliai ir taip seniai. Mediniai įrankiai, jų panaudojimo ten funkcija ir tinkamybė, nes mediniai įrankiai lentelės gali būti naudojamos tik tai duonai pjaustyti, ten laikyti ir taip toliau dėl higienos. Tai aš pradedu per vaikus, nes tėvų aš dažniausiai nepasiekiu, bet aš jiem paaiškinu, kodėl. Aš jiem paaiškinu, pasižiūrėkit, pareikit namo, pasižiūrėkit, padarykit taip, o paskui pabandykit taip ir tada bus taip ir taip ir taip. Tai pirmiausia, tai turbūt to noro, to požiūrio reikia, kad maistas nėra kažkas, jisai neturi suėsti viso laiko, maisto gamyba, pasirašymas, bet jisai turi būti prasmingas. Ir be abejonės, jeigu įmanoma tai daryti kartu, tai yra tik tai smagiau. Aš dabar kažkaip išgirdau apie tuos medinius indus, visus įrankius, lenteles ir pagalvojau. Aš kažkur čia irgi buvau girdėjus, čia galbūt mitas, gal ne, tai dabar sužinosim apie plastikinės lenteles. Nes aš prisimenu, aš pašalinau iš namų visas plastikinės lenteles, kuomet išgirdau, kad kuomet mes pjaustome maistą, ten pasipjaustum ir tos plastikinės, taip, pasipjaustum ir tos plastikinės lentelės. Ir dabar dar tu sakai, kad ir mediniai nėra labai gerai. Tai ką mums rinktis tada, kad būtų gerai? Kas nuo viso, ypač arbūzą, žinai, kaip prisigrauši iki minkštimo.
tada galėsi, žinai, valgyti toliau. Iš tikrųjų, plastikinė lentelė yra blogai, nes, kaip ir tu pasakai, plastikas yra per minkštas, jeigu normalūs peiliai ir raštus, jūs matot, kad lieka įpjovimai, o tai kas tam įpjovimo viduj buvo, kuris pasidėjo. Ir kol kas nėra vieningos nuomonės ir nėra vieningos išvados, kaip tos dalelės elgiasi mūsų kūnuose. Mes jau žinom tiek kaip mokslininkai, kad perina placentos barjerą, perina smegenų barjerą, gali kauptis įvairiose vietose kūne. Mes nežinom, ką tai mums duos ateityje. Tai ten, kur įmanoma patraukti plastiką nuo vaizdo, ten reikėtų. Ir aš tyčia pasakiau, ten, kur įmanoma. Gertuvės, maisto pietų indeliai, vienkartiniai maišeliai, šaldymui tinkama įranga ten arba maišeliai ir taip toliau. Tai čia pjaustymo lentelė yra tik vienas mažas komponentas iš visos šitos serijos. O dabar apie medį, jisai yra brinkus, jisai yra minkštas ir ten neturėtų būti pjaustymas. Kaip ir sakiau, joks maistas, išskyrus duoną, kadangi jinai yra sausa ir nusipurto ir visa kita. Tai žmonės man sako, aš įdedu į indaplovę ir ten išsikaitina. Jisai dar geriau išbrinksta ir viskas, kas yra viduj, tiesiog turi daugiau energijos šėlti ir augti, nes indaploviai nėra virinami dalykai, tai ten maks, kiek 90 laipsnių, kai kurios siūlo tokią funkciją, nepakankamai. Ten tam plyšelyje tiek neįkaista tikrai. Ir medis tikrai neturi būti naudojamas net ir daržovių pjaustymui irgi dėl tos pačios priežasties. Nežinot, kur tas medis buvo, kuris nukistas ir kaip jisai apdirbtas. Ir tie maži plaušeliai vis tiek susivalgo, tai skanaus jums. Ir ypač tiems žmonėms, kurie sako, kad lūpdažį nenaudoju, nes neva suvalgo ten kažkiek lūpdažių per metus, tai skanaus valgantiems plastikinės ir medinės pjaustymo lenteles. Tai ant stiklo tada galima pjaustyti, ant ko pjaustyti? Yra tik 2 pasirinkimai. Stiklas, kas man pašlikštų dėl garso, ir antras yra akmuo. Akmeninės. Aišku, jų geriausia viskas, kas yra brangiausia, ne? Iš tikrųjų, tai nebūtinai, nes aš irgi savo kelionę tai pradėjau ir rašiau. Natūralaus akmens, tam pjaustymo lentelės ir kainos buvo 3 ženklės, 4 ženklės. Aš galvoju, o Dieve, man reikės pasimti paskolą dabar lentelį įsigyti, žinai, toks vat jausmas. Bet tai nebūtinai turi būti iš monoluito akmens iškaltas kažkoks meno kūrinys. Tai gali būti ir tiesiog presuotų tų vadinamų dulkių. Tiesiog tai yra labai kietas dalykas. Ir aš bent jau dabar visiems paspoilinsiu ir pasidarys pardavimų, bet nuoširdį rekomendacija. Iš pigų nusipirkau 3 lenteles, po man atrodo, gal buvo akcija 8 eurus ar 10 eurų. Ir jos yra ganėtinai nedidelės ir plonos, tai jos yra smagios kasdieniniam darbui, jos nėra per sunkios ir vieną turiu ilgai, jinai yra 65 cm ilgio ir 3 cm storį, jinai yra beprotiškai sunki, bet aš ant jos patiekiu, dekoruoju maistą, kuriam reikia daug erdvės ir ten, tarkim, jis yra taršus, ten kaip žuvis ar ten mėsa ar kažkas tokio. Tai va, tai labai paprasti sprendimai, jie nėra tokie jau brangus, nes mano akmens lentelės turbūt skaičiuoja 4 ar 5 metus. Tai žiūrėk, dabar pabaigai, mes šiandien tiek daug temų apžvelgiam ir man norėtųsi tokio sugrįžimo atgal prie vaikų ugdymo. Tai Lietuvoje, kaip mes visi žinome, mokyklos yra privaloma vaikus maitinti sveikai, yra tokia reguliacija, ar ne, valgyklos ten jau deda mažiau ir prieskonių ir panašiai, sužiūri mitybą, bet pradinukams tėveliai krauna užkandžių dėžutes, yra tokia tradicija. Tai pabaigai tobula užkandžių dėžutė, subalansuota, faina, vaikams į mokyklą neštis. Nebus šio trumpo atsakymo, bet man atrodo verta dėl to, kad ten, kur yra sveika mityba ir sveiki pasirinkimai, šalia labai yra ir visi nesveiki pasirinkimai. Ir ten, kur yra valgymo sutrikimai, kur mums atrodo, ne, mes demonizuojam maistą, jį kažkaip ribojam, kitoj pusėje yra ortoreksija. Gal mažiau žinomas valgymo sutrikimas, tai tada, kai vieni produktai yra labai išaukštinami, o kiti labai sumenkinami ir išsikreipia mūsų vėl mitybą. Tai reiškia, jeigu mes galvojam dabar apie tobulą pradinuko užkandžių ar pietų dėžutę, joje karts nuo karto gali ir turi būti guminukas, kažkoks šokolado nedėlis gabalėlis, tam, kad vaikas suprastų, kad visas maistas ras vietą. Ir kai jisai prieis prie kalėdinio šokolado, jam nebūtina suvalgyti viską, nes paskui nebus. Jisai karts nuo karto ras kažką skanaus savo dėžutėj. Ar tai būtų ta pati šviežia braškė, panardinta į tirpintą šokoladą ar kažkas tokio. Tai reiškia, viskam turi būti vietos. Be abejonės baltymam, liesiem, tada daržovėm būtinai, bet ten kažkur yra ir vietos viskam, kas vaikam yra skanu. Kaip gražu. Ir norėtųsi jau dabar apibendrinti tai, ką mes išgirdome ir aš galbūt
truputį pradėsiu nuo savęs, kad atėjau truputį laikydamas tos nuostatos, kad yra sveikas ir nesveikas maistas ir dabar yra viskas sugriauta ir dabar jaučiu, kad turiu pradėti iš naujo viską statyti, nes tie įsitikinimai jie yra gajus ir juos mes taip labai kažkaip tvirtai laikomės ir skirstom tą maistą sveiką, nesveiką ir man labai patinka, kaip ir tu minėjai, kad visur turi būti balansas, kad mes patys turim pajausti, kiek mums to šokolado reikia tą dieną suvalgyti, o gal kitą dieną mes jo nevalgysim, kad tai yra mūsų pasirinkimas ir nustoti tą maistą skirstyti taip griežtai ir diegti tuos tokius, kad sveika, nesveika, nes tai kartais tikrai priveda prie to, kad mes norim to nesveiko tik labiau. Aš tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų šiandien dėl būtent, kad pasirinkome pasikviesti žmogų ir pasišnekėti apie maistą, nes aš supratau, kad aš esu visiškai neraštinga šiuo klausimu. Man reikia labai daug šviestis. Manau, kad šią vasarą tikrai reikės įsigyti kažkokią knygą ir paskaityti bent jau pagrindus, nes aš tikrai neplaunu daržovių su soda. Pradėkim nuo to ir tikrai naudoju medinės lentelės ir tikrai naudoju plastmasinės dėžutės susidėti daiktam ir panašiai. Bet aš be galo, be krašto sutinku su Elitos nuomonė apie sąmoningą ir sveiką ryšį su visų maistu. Aš nuo vaikystės rinkausi variantą, kad aš valgau tiek, kiek aš noriu, o ne lėkštė turi būti tuščia ir švari, nes aš tikiu, kad žmogaus kūnas nėra konteineris. Ir aš tikiu, kad mano kūnas žino geriausiai, ko jam reikia. Ir aš iš tikrųjų stengiuosi įsiklausyti tą norą ir ne tik įsiklausyti į norą, bet ir įsiklausyti į žodį stop, nes mes irgi jaučiame, kada mums per saldu, kada mums per riebu, kada mums per daug. Ir aš labai noriu pabrėžti, kad mes gyvenam perteklio laikotarpyje, nebe trūkumo ir mes turim išmokti sustoti kartais, tiesiog girdėti save. Aš tai turbūt irgi paantrinu kolegiam, visos šitas įžvalgos, jos buvo labai praturtinančios, man itin patiko tas jutiminio paragavimo pratimas ir manau, būtent tokiom praktikom, kuomet dirbam su vaikais ar namuose tėvai, kuomet užsiima su vaikais ir kalba apie maistą, būtent to tokio jausmo